Taip, tai pradėsime paskaitėlį. Šiandien tokia graži tema, kaip parinkti tinkamiausias drausminimo priemonės vaikams, arba kitaip, kaip tinkamai drausminti vaikučius. Aš esu psichologė Jūratė Bortkevičienė, dirbu su vaikais darželėje, mokykloje, konsultuoju tėvelius, dabar šiek tiek jau primažinau šitą veiklą. Pati auginu 2, ir kad labai gerai žinau, kaip kas, kur ir ką galima daryti. Visus metodus tikrai taikau pati ir galiu, gražiai sakyti, taikant kantriai, jie pradeda labai gražiai veikti. Tai ką? Pradedam. Kai mes suprantame patys suaugę, ko mes siekiame bausdami vaikus, mes kitaip ir elgiamės. Jeigu mes norime sustabdyti elgesį, taip, tai mes labai greitai galime suimti vaiką, sustabdyti ir elgesio nėra. Taip? Nubausti vaiką, pastatyti į kampą, netinkamo elgesio nėra. Bet kas iš to? Sekantį kartą vėl kartosis lygiai tas pats. Ir taip kiekvieną kartą bandom savo kantrybę, kas ką nugalės. Tada tėvai sako, kokie neklaužadas yra vaikai. Ar iš tikrųjų vaikai? Pati viena iš didžiausių bausmių, netgi yra baisesnė nei mušimas, yra tylėjimas. Taip? Vaikui tai atrodo, kad jisai tapo užmirštas, kad jo visiškai nebemyli, kad jisai yra ignoruojamas ir vaikai išgyvena labai didelės traumas, kai tėvai tyli. Kas yra be galo svarbu? Kai mes parenkam kampą, taip, jisai turi būti koks? Nuobodus ir nepavojingas. Jeigu kampas yra vaikiškas, su gėlytėmis, piešinukais, tai jame yra smagu ir yra ką veikti. Taip? Arba grioveliais. Taip? Tai irgi yra labai smagu. Kampas turi būti visiškai nuobodus. Tik tada vaikas pajaus pasekmę. Nes nieko nėra baisiau vaikui pabūti sėdint ramiai, nuobodžiai, nieko neveikiant. Tai yra labai baisu vaikui. Tai ką dabar reikia žinoti tėveliams apie patį mušimą? Ir aš kaip sakau, jums yra rinktis. Pirmas dalykas, mušdami mes netyčia arba tyčia galime sužaloti vaiką. Iki 2 metų vaiką, jeigu mes netgi purtome, taip, paimam taip stipriai ir supurtom. Ar žinote, ką galima padaryti vaikui? Kaklą sulaužyti, supurtyti smegenis ir jas pažeisti. Pažeistos smegenys neatsistato. Kas paskui atsiranda? Tikrai nepamatysite didelių problemų iš karto. Tikrai nebus, kad ten vaikas kažko nebedaro ir taip toliau. Bet kas atsiras vėliau? Kai prasidės ėjimas į mokyklą, kai reikės koncentruoti dėmesį, kai reikės atmintinai kažką išmokti, vaikas sunkiau tai sugebės. O todėl, kad yra pažeistos ir supurtytos smegenėmis. Vaiko smegenys iki 2 metų kaukolė dar jinai yra pakankamai silpna ir užtenka va taip gerai papurtyti, kad mes padarytumėm žalą negrįžtą.